Labas, labas, artėja vasara ir norisi puoštis vėriniais. Tokiais, kurių blizgesys sustabdo žvilgsnį. Mėnulio magijos vėriniai tai yra aukščiausios kokybės kristalai ir spindintys meno kūriniai, įkrauti ypatingą meditaciją naujai tavo pradžiai. Štai čia matote galingą apsaugos akmenį, karališkai juodai špinėlį, mūsų mėnuliukai, kuri dar norėjo perliuko per vidurį, na, o pabaigoje pamatysite ir kitus vėrinius. Vėriniai, kaip ir apyrankės, ruošiami su meile, kad spinduliuotų ne tik grožį, bet ir galingą energiją. Kiekvienas vėrinys yra unikalus, su sidabriniu užsegimu, ir tobulai atrodys tiek prie džinsų, tiek prie prabangios vakarinės suknelės, spindi tiek dieną, tiek naktį ir puošia, bei pakilėja jūsų stilių. Šie vėriniai subtilūs, prabangus ir visada pastebimi. Tai rankomis kurti energetiniai talismanai, skirti tiems, kurie vertina kokybę, išskirtinumą ir tikrą grožį. Juodasis špinėlis tai yra galinga apsauga tiek gyvenime, tiek ezoterikoje, tai yra emocinis stabilumas, vidinė stiprybė ir daug sėkmės. Nuo seno vertinamas ir nešiojamas karalių ir pasaulio valdovų. Vienas paslaptingiausių ir galingiausių apsauginių akmenų. Padės tau atrasti bei atkurti tavo vidinę pusiausvyrą, stiprybę, motyvaciją. Padės įveikti gyvenimo iššūkius, priimti teisingus sprendimus ir pritraukti sėkmę į savo gyvenimą. Taipogi tiks tiems, kurie nori pradėti naują gyvenimo etapą, kurie pagaliau nori įveikti sunkumus, stresus, įtampas ir pagaliau gyventi sėkmėje. Jis kaip magnetas skatina geras permainas, pritraukia palankes galimybės, atveria kelius ir išlaisvina iš stagnacijos. Elektroninėje parduotuvėje rasite daug vėrinių ir kristalų, taipogi, jeigu reikia padėti išsirinkti tinkamą pagal gyvenimo situaciją, laukiu jūsų asmeninių žinučių. Parinksime jums tinkamą vėrinį arba apyrankę. Tai čia yra turmalinų vėrinys moteriai ir vyrų, ant mano kaklo špinėlis ir lazuritas. Taipogi yra apsaugos kristalas elektroniniai parduotuviai, citrinas yra pinigų akmuo ir vėrinys yra apyrankės. Taipogi moters akmuo mėnulis, na štai čia žalias malachitas, tai yra žemiškoji meilė ir tie, kas mėgsta daug veiksmo bei būti dėmesio centre. Tam reikia pasitikėjimo savimi. Lauksiu jūsų komentarų, kuris kristalas jums patiko labiausiai.